Mes laimėjom, mes einam priekį, mes esam kovalai tim. Reikia atiduoti savo gyvenimą tam. Mane vilko patys kovos menai, manęs niekada nevilko pinigai. Toli gražu nesu milijonierius. Tu valgysi iš mano rankos. Nereikia būti auka. Statyti kovos menus ant pagarbos. Pasipūtęs, sužvaigždėjęs ir ten narcizas, jiems niekas atgal nesugeba duoti. Jie kieti, kol jie yra neliečiami. Mėgstu pirmą padaryti, o tada pasakyti. Mačiau augantį talentą, jis sulūžo. Kaip maža mergaitė verkė. Aš užblokavęs esu. Rimkus pervedė. Savo pinigų aš niekada neprašiau. Dėl laiko jisai gali turbūt ir galinę pasibelsti. Nusijokiau. Tai su tas pavyzdys, kur įrodė, kad tikrai mes galim. Gloriją aš už kovas gaunu daugiau. Daug dieve, kad tik tais jisai uždirbtų daug pinigų, kad viskas jam būtų gerai, su sveikata gerai ir galės investuoti nors dalį tų pinigų ir saviškai smegenį susitvarkyti. Vau, koks turtingas, koks gražus, koks pasipošęs. Tada galbūt aš irgi galėčiau tada visus siuntinėti ant 3 raidžių. Taugi nuvaryti, nusipirkti alaus ir čipsų pakelį maksimą nelabai turbūt iššūkis yra. Mes visi gimę visų pirma esam užkariautojais. Aš galvoju, idiotai. Pabandykit, sukovokit. Nėra lengvų kovų. Vienas smūgis ir viskas gali pasikeisti. Bet jie nežino to kelio, kurį aš ir praėjau. Baro mušeika buvau aš. Aš myliu savo draugus, aš myliu savo artimuosius, myliu savo moterį, vaikus. Jeigu kažkas juos paliečia, čia yra šventos vietos. Tave nujungstas, tave sulaužys. O kodėl? Draugiškas patarimas. Neskubėk, svaidys žodžius. Argumentuok, ką tu pasakei dabar. Gerai, tu pasakei. Gerai. Sakykim, tu esi teisus. Kažkokia nesąmonė vienas. Avių banda, be. O mane užblokavo. Kas tai skandalai yra? Sakyk. Tai yra mano legacy dalis. Kiti sako, kaip surežisuota, kitus o Vlasevičiui bamperį subražiau. Nes man buvo taip gera, kad aš dar kartą galėjau atstovėti savo tiesą. Galbūt čia yra kažkoks ženklas gyvenimo, kad reikia baigti karjerą ir pradėti daryti kažką kitą. Tai sveikas Sergejau. Labas. Žinau, kad interviu pridalinęs jau nemažai prieš sausio 31 dieną vyksiantį UTME 16 turnyrą. Dirbam. Ir man beliko sunkiausia užduotis sugalvoti, ką padaryti kitaip. Ir aš nusprendžiau pažaisti šiek tiek su tavim sąvokų žaidimą. Taip. Ir aš pasakysiu tau vieną žodį, neišduosiu dabar, koks bus pirmasis, ir mes galėsim apie tai padiskutuoti. Važiuojam? Bandom, šitą butelį nesimato? Ne, nesimato. O nori, kad matytųsi? Ne, nenoriu. Yra vienas toksai žodis, kuris savo dabar labai pamėgtas ir aš suprantu, kad mūsų kartos žmonėms jis yra ganėtinai įprastas. Bet aš tikiu, kad kai kas iš jaunimo galbūt nesupranta šio žodžio reikšmės ar kilmės, arba kodėl mes tie seniai kartais jį naudojam. Tai yra žodis pizdabolas. Taip. Iš kur ištraukė šį žodį ir kodėl būtent dabar jisai išlindo? Gal sakyčiau taip, kad atsibodo šiek tiek būti savimi ir norėjusi parodyti, kad ir tu gali būti priimti tą amplua, kurį tau primeta kiti, gali pabūti ir kitoks. Gali būti ne savimi, ne stoiškas, ne tvarkingas, ne susilaikęs, ne ramus. Gali pažaisti jų žaidimą, vaikų žaidimą. Gali su vaikais pažaisti vaikų žaidimą, prisiminti savo vaikystę, paauglystę ir iš ten žodžių gali pasimti, kurios naudoja ir kaip tu vadinai žmonės, tokius kaip anie. Nes daugelis pastebėjo, kad Sergejus Maslobojevas šį kartą kitoks. Ir atsikerta, ir pastumė, nežinau, net komentaruose skaičiau, kad žmonės net nesupranta, kas atsitiko su Sergeju Maslobojevu. Nes iš ankstinės spaudos konferencija, man regis, ten vienu metu Dominikas ir tu kalbat vienu metu, ten sunku net suprasti. Jo, bet organizacija taip gražiai viską taip jį už ausų visą laiką tempia, kad netgi mano mikrofą pritildina, o jo pagarsina, jeigu nepastebėjai. Bent jau atsiliepimus tokius girdėjau. Yra galbūt tas, aš kadangi tikrai ne aukščiausios kokybės tą garsą žiūrėjau, bet kai ko aš galbūt ir negirdėjau. Bet sunku į tą vaidmenį įeit? Ne, tai kad aš natūraliai galiu būti toks. Aš buvau tame gyvenime, aš
praeitame savo, sakykime, to jauno, laisvo, karšto, aštraus, aš vis dar jį turiu čia savyje. Tik kad jeigu aš jo neparodau, aš jeigu jom neduodu laisvės, tai nereiškia, kad jo nėra. Aš galiu būti visoks. Aš buvau sakęs, kad aš esu prisidirbęs savo gyvenimą visokių dalykų ir turiu ir šviesių prisiminimų, ir tamsių prisiminimų iš savo praeities. Bet nesvarbu, kas buvo, svarbu, žinai, kas yra dabar. Mano vakarykštė diena, nuo mano vakarykštės dienos nepriklauso mano rytojus, žinai, nuo dabar priklauso mano rytojus. Tai aš tiesiog esu pasirinkęs kitokį kelią, sąmoningesnį, protingesnį, solidesnį ir stengiuosi laikytis jo, kad statyti kovos menus ant pagarbos. Kad man pagarba turi būti pirmoje vietoje. Bet aš matau, kad dabartinis jaunimas pagavo tą bangą ir su ją kartu plaukia ir jiems niekas atgal nesugeba duoti. Nu aš galvoju, gerai, aš paimsiu savo rolę, kur aš mėgstu pirmą padaryti, o tada pasakyti. Ir atkirsti jiem, bet jų pačių, žinai, kaip yra angliškas posakis, try your own medicine. Ja? Ta kartelė tegul paragauja. Nu ir žiūriu, kad jisai pradėjo mikčiuti, nesugebėjo nieko pasakyti. Jis supranti, kas yra dar su šiuolaikinio jaunimo problema. To, kad jie kieti, kol jie yra neliečiami. Bet tik tu jiems parodai jo vietą, parodai, kad jie yra neteisūs, juos grąžini ant žemės, aš nesakau nužeminį, tiesiog grąžini ant žemės. Tai jie iš karto krenta į aukaus vaidmenį. Grinai auka. Kaip pavyzdžiui Dominikas, kai aš tada prieš kiek čia metų važiavau pas jį į Klaipėdą. Aš važiavau pas jį dar tada, mes su juo draugiškose santykiuose buvom. Aš ta prasme mačiau augantį talentą ir aš kaip Lietuvos kovos menų atstovas, galbūt nežinau, kiti sako, kad lyderis. Stengiausi jį palaikyti, jam padėti, žinau, kad jisai iš to pačio miesto, iš to pačio trenerio, jisai taip pat užsivedęs kaip ir aš buvau, tik aš tuo metu palaikymo tokio negavau, o jam norėjau jį suteikti. Aš važiavau su juo pasitreniruoti, jam duoti patarimų kažkokių draugiškų, su juo kartu pafilmuoti, duoti kontento jam kažkokio, biškį padėti. Ir kad jį sutraumuoti tikrai nebuvo jokių klausimų ar problemų ar norų. Tiesiog tai buvo, ir matosi video, kad aš su juo lengvai žaidžiu kaip su vaiku, bet kad jis sulūžo. Ir jisai paskiau grįžęs po šito konferencijos pas save socialiniuose tinkluose kaip maža mergaitė verkė. Skundžiasi, 30 metais atvažiavo, 17 metai ar 18 metai ten sudaužė, tai davai visi dabar važiuokime ir daužykime jaunus kovotojus. Niekas tavęs nenorėjo daužyti nei ką, bet kad tu pripratęs prie palietimo žaisti, o mes pripratę žaisti prie kitokio stiliaus, todėl mes ir esame šiek tiek skirtingi. Kai ir ateina kova, mes nebijom to smūgio, mes nebijom jį priimti, mes nebijom eiti į jį, o ne bėgti slėptis. To mes ir skiriamės. Tai nereikia būti auka. Tiesiog pripažink, kad tada tau bandė ištiest ranką, tu sulūžai, o paskui pradėjai dar šūdus daryti, o su tais visokiais postais. Gerai, aš kažkaip matydamas tai, kas dėjosi tuomet, ar ne, ta tavo draugystė, nuotraukos Instagrame kartu, ar ne, ten paties Dominiko pasisakymai, kad arba ten jam klijuojama pravardė naujasis, arba ten jaunasis Maslobojevas, ar ne, ir panašiai. Man po to viskas pasirodė, kad ir dabar netgi, pavyzdžiui, tai, kas vyksta, ar ne, tavo tas įsitraukimas į tą žaidimą, ar ne, ir aš taip galvoju, atvirai pasakyk, ar tai niekiek nesurežisuota, ar nėra užkulisinių žaidimų, kad jūs, pavyzdžiui, šiaip su Dominiku gerai sutarėt, bet susirašo, davai viens ant kito pastumėm. Aš užblokavęs esu. Aš esu užblokavęs. Jis ten kažkada, man žmonėsgi siunčia tos vizus, kai sako, pervesiu Maslobojevui dėl tos, kai buvo pas mane ta dopingo byla, Maslobojevui pinigų, gal dėl to, atblokos mane. Nė velnius nepervedė. Rimkus pervedė. Bet paskui tiek daug šūdo įsipylė pas save ir purvo, tokio kaip gnyda, tokio kaip supuvęs kiaušinis, toks smirdančio purvo bandė
pilti, bet aš tik pamatęs, kad jo pavardė yra per vestuvių sąraše, aš iš karto jam grąžinau tos pinigus. Kaip jis ten sakė, tu valgysi iš mano rankos, tai kiti, kaip šitas yra dabar intervas, jeigu kažkas įžiūrės, tai žinokit, savo pinigų aš niekada neprašiau. Savo pragyvenimui, išgyvenimui aš turiu. Man nereikia, man asmeniškai, aš turiu rankas, turiu kojas, aš uždirbu savo pragyvenimui, elementam, tiem paskolom, automobiliu, viskam aš turiu pinigų, valgyti aš turiu pinigų. Aš ryžausi paprašyti žmonių pagalbos, jeigu tie žmonės, kurie tikrai palaiko, kurie visą laiką džiugavo, mes laimėjom, mes einam į priekį, mes esam Kuvalai team, jie turėjo galimybę prisidėti prie būtent tos neteisybės, kurie įvyko. Jie prisidėjo, jų buvo gan nemažai ir aš buvau labai nustebęs, labai maloniai nustebęs, žmonių, iš kurių mažiausiai tikėjausi, daugiausiai prisidėjo, su gražiausiais norais, sakė, jokių padėkų nereikia, nieko, sako, tu tik tai susitvarkyk, daug dieve. Ir mes susitvarkom. Ir mes einam į gerą pusę. Pinigų ten galbūt, sakykime, nebuvo ten baisiai daug susirinkę, bet palyginus to, ko reikėjo, bet visą kitą iš savo kišenės. Bet padarėm. Viskas dabar į gerą pusę, dabar viską popieriai yra nusiusti į Gloriją, jie po savaitės tik tais parašė, kad popieriai priimti, dabar vyksta svarstymas. Viskas. Jeigu visas šitas susispręs, tai supras tokį dalyką, kad pas mus nėra jokių santykių su Dominiku, ta prasme. Jokių. Ir aš pasakiau tada Dominikui, jeigu tu, sakau, palieki šitą nuotrauką mano, kuris ten buvo, aš nežinau, ar su tuo premjeru įklėjęs, ar su Niuniava, sakau, tarp mūsų draugystė baigėsi. Aš taip tiesiog taip vyriškai pasakiau. Bet jam laikai buvo svarbiau. Tai dėl laikų jisai gali turbūt ir galinę pasibelst. Tai tegul įsibeldžiasi. Man nėra laikai. O kaip tu pats dabar galvoji, mes kadangi jau vis tiek toj temai jau sėdėm, kas būtų geriau koviniam Lietuvos sportui ir tai, kas yra dabar tarp jūsų, ar ne? Mes turim tą bręstančią kovą, ar ne? Ir kiek suprantu, tai yra šie metai. Ar visgi būtų gražiau, kad Sergejus Maslobojevas ir Dominikas Dirksys, pridėkim ten ir Dovydą Rimkų ir visus kitus, ar ne, kurie kažkada bandė tau lipti tenais ant kojų, ant kažko, gyventų draugystė ir vienas kitam padėtų? Aišku, būtų kitaip. Mes maža šalis esam. Mes turim vis kitą už rankų tempti į viršų. O tame ir yra reikalas, kad pas mus yra labiau priešpriešai, mes čia bandom daryti tokius ažiotažus ir čia viduje daryti priešingas barikadų pusės ir iš to daryti šou ir pinigus uždirbinėti. Bet mes turėtume šiaip viens kitą pakelti, padėti, daryti bendras stovyklos, bendrus suvažiavimus, bendras treniruotės, patarimus, sparingus, jeigu ruošis kažkas varžybom, padėti pasiruošti. Ir išvažiuoti ir parodyti, kad, kad bendras būtų tikslas, kad mes Lietuva, maža šalis, mūsų praktiškai niekas nežino turbūt pasaulyje, o kovos menų arenoje mes parodom save iš labai stipriosios pusės, nes mes tikrai turim potencialą. Ir aš turbūt esu tas pavyzdys, kur įrodė, kad tikrai mes galim, tik tais reikia atiduoti savo gyvenimą tam. O nemanai, kad viskas pasikeis po jūsų kovos? Būna taip, kad susidraugauja žmonės, kurie ringe. Matai, kol jisai iš toli kaip kiemsargis loja už tvoros, kol žino, kad jį saugo organizacija, neleidžia jam prie jo prieiti ir visas toksai ant pafaso, tai jisai yra nevertas pagarbos mano akise. Bet kai mes sukovosim, nes mes jau sutarėm su organizacija, kad tikrai šiais metais sukovosim. Turėjom sausį. Norėjau ir klausyti. Aš jau siūliu sausį. Sakė, jisai sutiktų, viskas sutiktų, sakau, tai gerai, tada sausį mėnesį kovojom. Ir išsiaiškinam, uždarėm šitą klausimą. Ir tada grįžo pas mane, ne, jisai nebesutinka. Jisai jau tada nori tą pavasarį, o ne pavasarį, jis yra rudenį. Jau jisai rudenį nori. Vėl dar metus jam duokit. Gerai, Sergejau, prie to tavo posto apie kovą su Dominiku man įdomiausias, negaliu aš savyje paslėpti šitą, labai daug kas mane peikia, kad aš skaičiuoju svetimus pinigus. Buvo tavo pasakyta, kad solidus finansinis pasiūlymas turėtų būti.
Jo, bet Aš nežinau, jisai toli aš gražu nenoriu nebuvo klaust solidus. tiesiai. Jo, jisai nebuvo toli gražu solidus. Jisai buvo solidesnis negu yra kontraktas dabar pas mus. Bet jisai nėra solidus. Ta prasme, Glorija aš už kovas gaunu daugiau. Ok. Tai dabar rudenį. ar ne? Bet jeigu kalbant apie Lietuvą, Lietuvoje aš didesnių pinigų nebuvau gavęs. Lietuvoje. Gerai, toliau apie pinigus. Kaip sureagavai į naujieną apie 500 000, kurią paskelbė pats Dominykas? Nusiekiau. Nes nemanau, kad tai yra realus dalykas. Bet čia yra jų reikalas, aš svetimų pinigų neaišku. Daug dievė, kad tik tais jisai uždirbtų daug pinigų, kad viskas jam būtų gerai, su sveikata gerai ir galės investuoti nors dalį tų pinigų ir saviškai smegenį susitvarkyti. Gerai, svetimų neskaičiuojam, šiaip Sergejau. Kaip motivacija? Aš žinau, kiek laiko reikėjo kovoti tau per karjerą, praktiškai uždirbant labai mažai arba neuždirbant, Taip. Kiek suprantu, nesi milijonierius. Toli gražu nesu milijonierius. Bet kiek turiu, tiek užtenka. Ok. Norėjau klausyti realiai, kiek uždirbai per savo karjerą. Esi kada nors skaičiavęs, jeigu visas sumas sudėtum ir nieko nebūtum išleidęs, kiek turėtum pinigų? Žinai, čia toks labai durnas skaičiavimas. Dedi, bet niekada neskaičiuoji, kad kažkur pinigai išeina, ar ne? Tarsi į taupyklę, tarsi būtum įmetęs, o gyventum ten, maitintumės ir visą kitą darytum iš kažkokio kitų pinigų. Esi kada nors skaičiavęs, kiek būtum uždirbęs, jeigu tie pinigai tiesiog taupykliai kabėtų kažkur? Nebuvau niekada skaičiavęs. Aš žinau, supranti, kaip yra. Aš žinau, kad man reikia rūpintis daug kom. Ir aš stengiuosi, ką aš savo leidžiu, mano santulė, jinai man nori nupirkti gražius rūbus, kad aš rengčiausi stilingai ir taip toliau. Aš sakau, ačiū tau, kartu mes eisim, aš jūs būtinai apsirengsiu. Bet, man patinka, kargo, kelnes, mano senas džempas, man praktiškai drabužiai, aš su tavim, kol tu ruošiais kameras, aš čia sukau pirti tos laikrodžių keičiau, aš dar čia kažkur tai kažką tvarkausi. Aš pastoviai kažko veiksmė, man praktiškumas yra. Man nereikia to pafaso, man nereikia, kad mane žiūrėtų, koks turtingas, koks gražus, koks pasipuošęs. Aš manau, kad žmogų puošia jo veiksmai labiau negu drabužiai. Taip, mes žmogų pasitinkam pagal drabužius ir kiti mes matome labai gražiai grojant žmonių vizualizacijos, drabužiais, įvaizdžiais ir taip toliau. Bet iš tikrųjų žmogus būna kartais ir supuvęs. Žinai, tai tie drabužiai tiesiog užmaskuoja. Kaip yra tokia sena, reperių tokia daina, labai sena. Taip rusiškai buvo, sako, внутри говно блестит лишь упаковка. Tai reiškia, viduje šūdas, o blizga tik tais pakuotė. Aš manau, kad veiksmai turi kalbėti už tave patį, už tave garsiau negu tavo išvaizda. Tai pavyzdžiui, lygiai tiek pat, kiek aš buvau prisidėjęs prie įvairių labdaros akcijų, kiek aš iš savo pinigų važiuoju, iš savo laiko, reiškia, atsisakau savo darbų, važiuoju į kalinimo įstaigas, į reabilitacijos centrus, į mokyklas, į vaikų namus, ir taip toliau. Kiek aš renku pinigus jam, viską duodu, perku, darau. Aš turiu savo 3 vaikus, aš turiu dabar naujus santykius, aš dar laukiuos 4 vaiko. Ir aš turiu kom rūpintis, ir aš pastoviai rūpinuos. Aš vienintelis tas žmogus, kuris į salę ateina, ir aš jeigu pamatau, kad kažkas yra sugedę, aš pats iš savęs perku ir remontuoju salį. Pats su tom pačiom suknistom kelniam, su to džempu, einu ir keitučiu lentynas, keičiu pakabukus, keičiu dušo kabinas, aš pats visą tai darau, nes aš matau, nes aš investuoju. Ir aš suprantu, kartais pasakau savo salės draugams, sakau, hebra, gal net tiesiog tapkės nepalikit tam praėjimo, nes jie yra nupirkta netgi spintelė tam tapkėm susidėti. Būkit žmonės. Ir kad aš netgi pats praeinu, paimu jų tapkės ir padedu į lentyną, kad biškiant sąžinės būtų, bet matau, sąžinės nėra, nes jie pripratę, kad mama už juos visą tai padarytų. Tai aš kai tie žmonės, kurie kiti komentuoja pasipūtęs, sužvaigždėjęs ir ten narcizas, tai jie tikrai manęs tiesiog nepažįsta. Norėtum būti narcizas, pasipūtėlis. Iš vienos pusės taip. Savo leisti. Iš vienos pusės taip.
man būtų labai smagu. Tada galbūt aš irgi galėčiau tada visus siuntinėti ant 3 raidžių, būti visas toksai fainas ir tik tai savo pinigus leisti, keliauti čia kažkur tai, daryti, dalykus savo pirkti. Mašinas pirkti, o aš jau kelintus metus, jau 5 metus nuomojęs mašiną. Turi svajonę automobilį? Aš esu žmonai buvau nupirkęs mašiną, visiems buvau nupirkęs, bet savo tik tai nuomojau. Tai turi svajonę automobilį? Man dabar svajonė mano automobilis, kad visi vaikai tilpa. Reikės 7 vietas ieškoti, bet kalbėjau su Eivis, sakė, kad paieškos kažką, kad nuomoti, aišku, galbūt kainas skirsis nuomos, bet vis tiek nuomosius. Gerai, einam, aš matau, kad mūsų savokos vienas apibendrinimas išplaukia labai didelį laiko tarpą. Aš beje tų savokų nedaug turiu, bet yra kita, apie kurią galbūt mes jau šiek tiek ėjom, tai yra žodis, kurį irgi dažnai... Beje, jeigu jaunimas nežino, kas tas yra pizdabolas, tai yra žmogus, kuriuom negalima pasitikėti, kuris kalba vieną, bet daro visai kas kitą. Todėl atokiau laikykitės nuo tokių žmonių savo gyvenime. Nu, trumpai ir aiškiai, ar ne? Tiek laiko galbūt nereikėjo, bet į temą. Kitas, kuris išplaukia ir dažnai šį žodį tikrai vartoja, yra nelietuviškas ir irgi legacy. Taip. Taip. Žiūrėk, galima aš pradėsiu? Nu, pradėk. Aš kažkada galvojau, legacy, mes tarsi ir suprantam, kas tai yra, ar ne? Paprasme, tai yra kiekvieno sportininko, kovotojai ypatingai, ar ne? Bet aš taip po to pagalvojau tokį, nežinau kodėl, bet man iš karto, čia nieko blogo. Tiesiog prisiminiau galbūt anekdotinę situaciją. Kai kas nors stovi prie Švento Petro vartų. Tokia, būna situacija, ar ne, tarkim, ar ne? Religiniam pasauliu. Stovi Sergejus Maslobojevas prie Švento Petro ir atsineša savo legacy sąrašą. Šventas Petras pasižiūri ir jisai sako, o kas tie visi žmonės? Ką tau tas legacy reiškia ir ką tu su juo veiksi po to, kai baigsis tavo karjera? Visų pirma, kaip vyras, aš manau, privalai priimti iššūkius. Jeigu iššūkis tavęs negazdina, jeigu jisai nesukelia dvejonių, tai yra prastas iššūkis. Taugi nuvaryti, nusipirkti alaus ir čipsų pakelį maksimą nelabai turbūt iššūkis yra. Nelabai vien tam, kad man varyti alaus pirkti? Žinok, man šiek tiek iššūkis, nes aš nežinau. Tai geriau Barborą varyti, aš sakysiu. Aš nežinočiau, kokio alaus pirkti. Nelabai specialistas, žinok, su šitais dalykais. Su čipsais gal paprasčiau, bet su alum tai... Tai aš manau, kad tam, kad vyras būtų... Mes visi gimė, visų pirma, esam užkariautojais, medžiotojais. Tik tais vieni yra pamiršytai, kiti nelabai. Tai aš manau, kad iššūkiai mums būtini, tam, kad mes jaustumės gyvi. Taip, mes stresuojam, taip, mes save spaudžiam labiau, bet mes jaučiamės gyvi dienos gale. Ypatingai, kai tu eini ir tu, žinai, tu nesi įsitikinęs. Čia dabar, kai anonsą pasakė mano priešininko, beje, vienintelis, kuris sutiko kovoti, nes kiti... Aleksandras Burduža. Jo, Burduža, kurie ir su geresniu reitingu buvo ir to rekordo atsisakė kovoti. Ir žmonės sako, silpnas priešininkas, aš galvoju, idiotai. Pabandykit, sukovokit. Ir aš matęs, kaip jisai kovoja. Ir aš žinau, kad jisai, kaip pas mus buvo kita organizacija, tai ten buvo Moldovoje tokia pat organizacija. Jie pradžioje kiek pradėjo, paskui Ofėja pasidarė. Tai tos organizacijos čempionas 2 kartų. Jisai ten pagrindinis kovotas buvo. Moldovoje buvo pirmas numeris, kada atsimenu, Pavel Voronin. Man gavo su juo sukovoti, gavosi nugalėti. O dabar jie iš to pačio klubo yra. Dabar yra Aleksandr Burduža. Bet dabar Vokietijoje jisai dabar treniruojasi gyvena, kiek suprantu. Na, aš irgi mačiau kažką tokio, bet šiandien pirmą kartą susimatysit, beje, mes filmuojam. Ir beje jo rekordas yra geresnis negu čia skelbia, kad 13. 13-8, man reikia skelbia, bet čia kažkaip jie skaičiuoja Moldovos. Gal Moldovos, tik vietinė organizacija, bet jisai šiaip daugiau turi kovų, daugiau turi pergalę. Ir jeigu žiūrint į netgi paskutinį sąrašą, tai jisai vien pergalės turi. Gerai, tvarkoju, iššūkis, ar ne? Taip. Ta prasme, nenuvertinkim šitą. Vėliau balandį dabar esi užsiminęs, kad Ignas Pauliukevičius gali būti, ar ne? Taip.
Čia iššūkis? Ar čia tiesiog tai, ką turi padaryti, kad visi atsikabintų? Aš turiu omeny, gerai, Ignas Pauliukevičius ir Dominykas Dirksys Rudenė, ar ne, taip skaičiuojam, tas kiemo išsivalymas. Taip. Yra kažkiek iššūkio tame? Aš pasakysiu taip, kad kiekviena kova yra iššūkis. Nėra lengvų kovų. Nėra lengvų kovų. Nėra lengvų kovų, nes kovoje, žinai, vienas smūgis ir viskas gali pasikeisti. Bet aš labiau žiūriu tai kaip į investiciją, o tai tos, kaip sakot, legacy. Nes aš daug metų be konkurencijos buvau Lietuvoje. Kiek ten anksčiau buvo mano svorį arba sunkia svorių. Mantas Rimdeika. Su Mantu mes mėgėjose kažkada kovojom. Ne vieną kartą, man reikia. Ja, paskui buvo Mindaugas Sakalauskas. Paskui buvo tas Knyzelis. Gumibier. Jo. Buvo Julius Mocka. Su Juliu mes salės įsiaiškindavom. Aš kaip ir visus, kurie eidavo link kažkokio rezultato, aš su visais norėdavau pasitikrinti. Aš su visais pasitikrindavau ir išeidavau nugalėtojas. Man pačiam tai yra įdomu, ar aš dar esu tam lygiai, kad savo šalyje aš galiu skaitytis numeris 1 ar ne. Ne kalbose, ne drabužiuose, ne kažkokiam amplua įdomiam, o kovose, nes čia apie kovos menus mes apskritai kalbam. Tai būtų gerai pažiūrėti į tos veikėjus, kurie dabar labai daug kalba. Savo laikais aš nedrįsdavau taip kalbėti. Aš labai atsargiai ir pagarbiai stengdavausi kalbėti apie savo priešininkus. Jeigu jie taip lengvai svaidosi žodžiais, kaip išjungsiu, nujungsiu, sulaužysiu, išmontuosiu. Ir dar rimčiau kai kurie. Ir taip toliau. Tai pažiūrėsim, ar taip pat svaidosi ir rankomis, ir kojomis ringe. Tai būtų labai įdomu pasitikrinti. Plius, suprantate, ta rinka yra, jie pasidarė savo šou ant to bifo, ant to bulinimo, ant to patyčių, ant tų žeminimų. Jie pasėmė kažkokį jaunimo tokio maištautojo, kaip sakyti, amžiaus. Vis tiek yra raidos, jo, pas žmogų. Tas jaunimas, kai jų tėvai jau nebe autoritetai, jau tu mane beaiškink, mokytoja durnė, čia aš geriau žinau, čia viskas tas ir ant tų jie sugrojo, tiems jie labai imponuoja. Tai juos žino ir gerbė ir myli tie, nes jie galbūt jos kažkaip tai primena ir juos, kol matai, kol jie yra neliečiami, kol jos įstatymas saugo, tol jie yra dievai, o tik gauna pliauską jausi, tai iš karto į aukos vaidmenį krenta. Tai bet jie nežino to kelio, kurį aš ir praėjau. Ką man teko daryti? Kad man kaip Dominikui ten už 1000 netekdavo kovoti 20 metų. Man tekdavo iš savo pinigų važiuoti kovoti. Aš už 100 litų esu kovojęs. Tai čia 33 eurai. Ir geras kovas esu pravedęs. Jis sulaužęs rankas ir kojas ir ten būdavo kraujai ir viskas buvo. Bet todėl, kad mane vilko patys kovos menai, manęs niekada nevilko pinigai. Tu niekada nežiūrėjai tai kaip į verslą ir galimybę iš to būtent pasidaryti, nežinau, vardą. Aš norėjau visą laiką turėti pinigų tam, kad aš galėčiau daryti tai, ką aš noriu. O aš noriu tai, ką aš darau dabar. Kuo didesnis pinigus aš prašau, tuo labiau aš tiesiog noriu būti vertintas už tą darbą, kurį aš esu atlikęs jau. Tu įsivaizduoji tą, pavyzdžiui, balandį, ar ne, jeigu? Tai galbūt dar biškai nedabaigiu, tai tiesiog noriu tai publikai priminti, kad dar mes neišėjom. Tai ta publika, kuri seka juos ir kuri aukština juos. Noriu su jais sukovoti tam, kad parodyti lygių skirtumą. O tada užžiūrėsim. Aš, pavyzdžiui, neįsivaizduoju, ką aš norėjau klausti, kaip tu įsivaizduoji tą balandį, tarkim, ar ne, viskas yra tarkim. Galimai, tarkim, balandį, gerai, skelbiama kova, Ignas Pauliukevičius, Sergejus Labojev.
Tu įsivaizduoji tą fight weeką, kai Ignas Pauliukevičius stovi tau, nežinau, už narvo, tai kas dabar vyko, pavyzdžiui, su Edvinu Šalkovskiu. Aš manau, kad Ir sako, kad vat, Igno, sakykime, to žargono, aš tave užmušiu, įsivaizduoju, kad kas nors Sergejus Maslobojui gali tai pasakyti. Aš, pavyzdžiui, neįsivaizduoju šitą dalyką. Turise, aš nieko prieš neturiu, sakykime, taip atmeskim, tai yra žaidimo taisyklės, kaip tu ir minėjai pradžioj. Kiekvienas renkasi savo herojų, ar ne, koks jisai nori būti, savo frazes, savo kažką skolinasi. Mes matėme, kaip Ignas Pauliukevičius kalba, ar ne, kaip bando psichologiškai galbūt sulaužyti. Ir aš kiekvieną kartą, kai aš išgirstu, kai kas nors pasako, dažniausiai tai pasako Ignas, kad aš tave užmušiu, sulaužysiu, tau ten kažką. Ir aš neįsivaizduoju, kad kas nors ateitų prie Sergejų Maslobojų ir sugebėtų tai pasakyti, nebent tai būtų galbūt Bahramas Ražabzadė, nežinau, nebent. Bet ir tai, manau, nedrįstų ir niekada to nėra sakęs. Bet aš, pavyzdžiui, dabar tiesiog bandau įsivaizduoti tą išėjimą, tos visus filmavimus. Bet ir toks velnės kaip Ražabzadė, nebent jo, kuris vėlgi neturi jokios kovos menų estetikos, sakykim, sakykim taip, moralės. Laimi kovas ne pagal tai, ne taip, kaip turėtų galbūt, taip. Aukšto meistriškumo sportininkas laimėti. Pralaimi užtat kaip aukšto meistriškumo sportininkas. O taip, labai gražiai. Taip. Tai va aš dabar man toksai vaizdinys, sakau, tai ką turim dabar su Edvinu ir su Ignu, ar ne, tas narvas, ten dar kažkas, arba ta pati pliauska, ar ne, per 1-1. Ir aš taip įsivaizduoju, prieš Sergejų Maslobojų, bet kuris iš tų žmonių, kurie šneka, ar ne, kaip tu ir sakei, nieks per tokį atstumą tau niekada nesakė, ar ne? Kad tu per senas, kad tavo čia nueina metai, nuplosiu, nukautuosiu, dar kažką. Įsivaizduoju, kad taip gali būti, kad atsiras tau 38 ir dabar atsiranda žmonės, kurie naudoja būtent tokį psichologinį spaudimą. Paskutinis bandė Levinusas tą pasakyti. Ai, bandė jis tada pasakyti? Bandė, jo. Sako, kad aš jau nebe toks, kad aš jau ir morališkai silpnesnis, kad aš tada nusėmiau nuo kovos su Bahramu, kad čia aš nesu tipo tas baro mušeika ir rezultatas parodės ką kitą, kad kaip tik baro mušeika buvau aš, nes aš esu praėjęs tą mokyklą nuo pat paauglystės. Ir tai, kad aš to nedemonstruoju, tai nereiškia, kad to nėra. Yra netgi toks posakis. Nors gal geriau nesakysiu. Gerai, kas tave išvestų iš kantrybės? Mes matėm pavyzdį, kas yra per daug, tas yra per daug, kai eina į asmenybės ir liečia mano brangiausius žmonės. Aš esu tas žmogus, kuris rūpinasi savo aplinka. Aš myliu savo draugus, aš myliu savo artimuosius, myliu savo moterį, vaikus. Jeigu kažkas juos paliečia, čia yra šventos vietos. Tai man yra tas skaudžiausias, tas man trigeris. Žinai, sakau, kad žmonės dažnai painioja gerumą, pagarbą su silpnumu. Bet čia yra didžiausia klaida. Kai žmogus elgiasi visada pagarbiai, ramiai, tyliai, nereikia sulaužyti šitą. Kartais gali būti labai skauda paskui. Yra sakoma, kad dažniausiai tyliausiai yra patys pavojingiausi. Reikėtų vengti iš vis konfliktų su tokiais žmonėmis, kurie... Yra sakoma, nežinau, visai būna. Bet esmė yra ta, kad reikia jausti ribas. O visa kita, man juokinga. Pavyzdžiui, paklausai, ką tu vaikų paklausai per konferencijas, ką paklausai komentarų, kurie irgi vaikai rašo. Duhas, tave nujungstas. Taip sulaužys. Kartais aš kai kuriem būna atrašau, bet taip normaliai atrašau. O kodėl? Nes tu čia kažkur tai, o dėl ko iš ko tu sprendi? Jis sakau, leisk man užduoti tau klausimą. Tu 14? Sakau, ne, man 16. Supratau. Tai kai tu paaugsi, suprasi, kad tu buvai neteisus. Draugiškas patarimas. Neskubėk, svaidyti žodžius. Būna ir tokių kartais. O būna tiesiog, kai būna nenotokių, būna užblokuoju.
Nors kartą yra tave komentaras koks nors įskaudinęs. Ne tai, kad pyktis, bet toksai buvo... Žinai, čia ir priklauso vėlgi nuo stadijos gyvenimo. Kokioj tu gyvenimo stadijosi? Kai tu esi faktas, aš esu žmogus, aš esu būna įsidirginęs. Būni, pavyzdžiui, per pasiruošimą, ten, pavyzdžiui, jau, nežinau, 4 savaitės pasiruošime, tu nematai gyvenimo, tu tik matai salę, rima, tavo centrinė nervų sistema jau užprotėjus, nes Santas sako, aš važiuoju pas mamą į Londoną, savaitę pailsėti, sako, paskui ant atsigavimo tavo grįšiu. Ir kažkokie ten, be jokių argumentų. Tu argumentais man pasakyk. Argumentuok, ką tu pasakai dabar. Gerai, tu pasakai, gerai. Sakykim, tu esi teisus. Argumentuok. Čia žinai, kaip mokytoja mokykloj. Užduotis viena. Sprendimas visiškai chaotiškas, bet atsakymas lyg tai tinka. Tai išvada reiškia atsakymą kažkur tu nusirašei. Žinai, nes kažkaip tai nelabai... Kaip tu gavai tą formulę? Koks skirtumas, jeigu atsakymas tinka, žinai? Ta prasme. Tai pagrįsk savo žodžius. Kaip tu pagrįsi? Negali pagrįsti. Į ką tu prašai pagrįsti? Dabar dažniausiai yra kalbama, kad, Sergejus Maslobojevas jau senas. Man būtų šitas skaudu. Kaip sportininkui man būtų skaudu, kad viskas žiūrėtų pagal mano pasą. Kažkokia nesąmonė vienas, kur tais metais parašiau, tai kažkoks, mes buvom įmetę, buvau tam Xiaomi prezentacijoje telefonų, ir ten dar buvo tokie akinukai. Tokia Ribano stiliaus. Ir buvom tikrai man tokie tiko, labai faini, žinai, ir mes su Vitu, kaip tik pasidarėm selfie, kažką aš istoriją įsimečiau, žinai, sakau, inteligentai. Ir ar kažką jis parašė, ar jo baniseniai, ar kažkas tokio, tokia nesąmonė. Ne komentaro, o man į privatą. Tokia nesąmonė. O aš jo paklausiau, kodėl jo bani? Ir jis mykščiai pradeda. Ir tada paklausiu, kiek metų, ir jis sako, 16 man. Aš suprantu, kad jisai pamatė kažkokią kitoje anketoje, kas ant manęs varo, stumia, ir galvoja, aš irgi palaikysiu tą vaibą, žinai, kaip avių banda, irgi parašysiu jam kokią nesąmonę. O kodėl, klausiu? Iš kur to tavo nepykanta? Iš kur tas, kodėl būti jobanė? Ta prasme, tai kame? Ir jis nesugebėjo pasakyti. Ir aš suprantu tiesiog, kad jiem yra primišta į smegenis. Kažkokiu kitų jaunimų, kurie yra biški drąsesni, biški garsesni. Jie jo tiki, nes patys neturi nei kritinio mąstymo, nei apskritai mąstymo neturi. Jie tiki, jie galvoja, kad aš irgi tai padarysiu. Ir tada šausiu komentarą ir paskui draugiams, aš tam šausiu komentarą, o mane užblokavo. Tipo pasiekimas. Pasiekimas Maslobojevas užblokavo. Tave užblokavo Maslobojevas. Aš matau, kad šiukšlės, aš būna išsivalau šiukšlės iš kiemo. Tai irgi pas mane, mano vidinis kiemas, kur žolė yra, matai, kad apsnygė yra, bet vidinis kiemas, kur reikia vaikščioti, kur reikia važiuoti su mašina, tai jisai, kas tas teisingai. Tai lygiai taip pat ir savo socialinių tinklų kiemą tu išvalai. Jeigu būtų argumentuotas, pavyzdžiui, argumentuotas komentaras. Yra taip. Aš manau, kad taip. Tu. Galim padiskutuoti. Jeigu tu jisai labai yra įžeidžiantis klausimas, tai, žinai, toksai su naėzdu. Tai jeigu žmogui tikrai yra įdomu, nuoširdžiai įdomu, ar jisai nori savo nuomonę išstatyti ir kažkokį turėti debatą, žinai, tai jisai prašytų privatą. Mes su juo galėtume pakalbėti. O jeigu į komentarus, toks tipo blemba, gerai, galiu kartais, žinai, ir paignoruoti, arba, žinai, kiti būna žmonės atsako. Gerai, paskutinis žodis realiai, skandalai. Esi skaičiavęs, iki kiek skandalas įsivėlęs? Kas tai skandalai? Kas tai skandalai yra apskritai? Gerai, tai yra tas dalykas, kai tavo nuomonė nesutampa su kažkieno kito. Gerai, sakykime, atsispirkim nuo paskutinio, ar ne, kur čia žmonės visi įstraukia, kiekvienas turi nuomonę.
Dopingo skandalas. Aš Nu. kito žodžio neturiu. Skandalas, ar ne? Nu. Šitas buvo turbūt skaudžiausias per visą karjerą. Nu, jisai buvo netikėčiausias jo. Jis vienas iš tokių. Ir? Ir po to kas dar buvo? Kažkada bare kažkokios buvo alum kažkas apipiltas. Senais laikais, Taip. ne? Kas dar? Jaunystėje buvo kažkokių skandalų? Nu, aš kai žinomas nebuvau, tai gal ir nebuvo. Skandalingo antraščių irgi nebūdavo. Skandalingo antraščių nebūdavo. Netgi jas galbūt ir buvo, bet ne antraščias buvo skandalingos. Jis tiesiog buvo parašyta antraščias kažkur tai kažkas. Gerai, tada apie paskutinį. Nu. Apie psichologinę būseną. Man tiesiog labai užkniso kalbėti Jo, apie šitą tai temą vat, ir aš tiesiog, mane jau pradeda, Jo, tiesiog. nu sakyk. Mes esam turėję Lietuvos sporto istorijų skandalų su dopingu, ar ne? Dabar matau vienas irgi ten bręsta su Aurimu Didžbaliu, lygtais. Po 10 metų. Taip, kaip ir Jevgenijus Šuklinas po 8 buvo metų. Nonsensas. Tada Jevgenijus Šuklinas nusprendė, kad neverta, nes tai kainavo milžiniškus pinigus. Faktas. Ir aš su visais jais esu kalbėjęs, bendravęs. Ir visi tie patys sako. Nu, Ir sako, dabar aš viskas, kas kancovkė bus, nu, jiems dar gerai, jie dar rentą gauna. Dar kažkoks yra. Pas mano atveju, nu, gerai, sorry, klaida. Ir aš ką noriu dabar paklausti savęs, ar dabar manai, kad vertėjo, aš įsivaizduoju, kiek tau ten tų naujų žilų plaukų, nors pas tave jau nauji tarp senų nesimato. Jo, klausau jūs. Prasme, dabar manai, kad verta buvo aukoti tiek savo nervinių, ten tų pilkųjų kažkokių ląstelių, viso kito pinigų ir visko, tam, kad pasiekti ir įrodyti savo tiesą. Ir kodėl? Aš net nebejau, kad tu pasakysi taip. Ar žinai nors vieną, kaip sakant, legacy, ja? Be kritimų, be pakelimų? Aš manau, nežinai. Nėra ne vienos istorijos, kuri tikėjo viršų. Visi, kurie įsirašė istoriją ir buvo taip. Visi. Tai yra mano legacy dalis. Privalėjau jį praeiti. Ir tas įrodymas dar saldesnis buvo. Negu tas skausmas, kurį atnešė tas skandalas, tas pradžioje pati ta žinia. Tas įrodymas buvo dar saldesnis. Ir tas video, kur kiti sako, kaip surežisuota, blėt, įkit jūs nahui, surežisuota. Kas nebuvo surežisuota pirmą kartą, kai aš nago tyrimo rezultatą pamačiau, todėl kad mes nefilmavom. Mes šokinėjom lygiai taip pat. Bet antrą, sakau, kartą, kai jau atėjo laiškas ir aš salėje buvau, aš su tokiom akim važiavau, atbulas aš net Vlasevičiui bamperį subražiau. Įtrinkiau į bamperį, žiūriu atgal, nematau jo mašinos, tiesiog duh, blėt, išlipu. Sakau, sorry, turiu liek, davai, sakau, vėliau įsiaiškinsim. Tai ir jo, grįžau namo, aš kartu sustačiau fotiką, nes kaip tik buvo namuose tas šviesas, sakau, Santa, atveteik, sakau, atėjo rezultatai, tą visą degantį, atidarėm ir bum, sprogom. Ir tas video, jisai iš dalies aš jo pasidalinau, norėjau pasidžiaugti su tai žmonėm, kurie mane tikrai užjaučia, jaučia ir palaiko tą žinią, bet iš kitos pusės aš pasidalinau savo, kuriant savo tą legacy, nes man buvo taip gera, kad aš dar kartą galėjau atstovėti savo tiesą. Supranti? Suprantu. Buvo per tą periodą, kol buvo viskas vykdoma, kai sužinojai, kad kažkas jau gavai tą žinią, kad rasta kažkas, ar ne, organizmo ten tam tyrime. Buvo nors kartą šmėkštelius mintis, kad gal tai yra pabaiga karjeros. Kad gal, Man bandė primesti. Kas? Ir Santa,
Ir dar kažkas sako, nu nieko tokio, sako, nu tai reiškia dabar reikia persiformuoti kažkaip, bandyti kažką daryti kito gyvenime. Galbūt čia yra kažkoks ženklas gyvenimo, kad reikia baigti karjerą ir pradėti daryti kažką kitą. Not about me. Back to the kitchen. Ne, ką, fain labai yra, bet sakau, čia yra kaip tik pradžia. Tai yra kaip tik pradžia, čia nėra galas, čia yra pradžia. Aš tai žinau savo tiesą. Aš tai žinau, ką aš dariau, ko aš nedariau. Visą tai, sakau, man vėliau tikrai atsipirs dar dvigubai. Pamatysi. Aišku, buvo pergyvenimų, aišku, buvo ten visokių. Nes, iš kuro papuolė pas jų ten. Neaišku. Gali būti įvairių variantų. Gali būti ant su maistu pas mus, gali būti su vitaminais, gali būti pas jų, nes pas jų irgi ten, kai žiūrėjom tos visus popierius, buvo išimtas iš šaldytuvo įdėtas, išimtas bent jau pagal protokolą, kur mes gavom iš jų. Nors jau vieną kartą išimtas, jisai turi būti tyrimas, jeigu netyrimas, tai jisai jau yra anuliuojamas tas testas. Visokių ten yra. Tai žodžiu dabar, mano 2 advokatus mes turim. Tai parašė popierius, išsiuntė į Glorį, po savaitės jį priėmė. Все, laukiam rezultatų. Kai tai po rezultatų pašnekėsim vėl? Matomai. Gerai, tai šiandien aš tave paleidžiu jau. Jo, nes mes visą laiką labai ilgai užtrunkam ir aš dar galėtume turbūt kokias valandas šnekėti. Bet ačiū, kad vidurinį pirštą pagaliau man parodai. Pirmas kartas. Taip. Matai, vis dar iš to amploa neišėjau, matomai. Tai palauk, tavęs spaudos konferencija šiandien laukia. Šiandien jau už 2,5 valandos. Bus linksma. Aš nemanau, aš net nežinau, ar aš velsiuosi tą. Gal šiandien niekas nieko nenorės. Aš tiesiog netgi pasakiau jiems, kad aš jų pažadžiu jūsų žaidimą, užteks. Dabar, kai jūs jau stovėsite kito ringo pusėje, tada mes galėsim su jumis ir per konferenciją, ir prieš pakalbėti. Dabar, sakau, nėra apie ką kalbėti. Nu, realiai. Ką man su jais kalbėti vaikais? Vėl apie Robloxą. Kas būtų, jeigu būtų? Apie Robloxą. Apie Robloxą. Kas ten? Fortnite'ą. Fortnite'ą, Minecraft'ą, ar čia už tai atgyvena? Minecraft'as jau mažesniem nebent. Ne. Mein Kampfą. Nebent. Gerai, tvarkoju. Tai susimatom sausio 31, Vilnius, Twinsbet arena, Sergej Maslobojov, Aleksandr Burduža. Būkite ten. Iki, Sergejau.